Ir kas atsitiko su pandemija? Pandemija pažadino labai daug žmonių. Ir aš manau, kad pandemija tai buvo šitų jos sukėlėjų pabaigos pradžia. Nes paskui atsirado tos pseudo vaistai tie. Vitaminai, man tas marmalas labai patinka žodis, kur Varlinas išrado, toksai irgi darantis laidą savo. Ir daug žmonių pamatė ir dabar praėjus daug laiko dar daugiau jų pamatė, kad čia viskas yra ne visai taip. Todėl man labai, grįžtant į temą apie rėmelius, įdomu, kaip bus stumiama dabar sekanti pandemija. Nes mes prisimenam tas uždarytus miestus, tos galimybių pasus, kur yra visiškai, ten tik psichinis ligonis gali to sugalvoti. O ministrė Armonaitė džiaugiasi, kad tais metais tai buvo inovacijų ministerijos geriausias darbas galimybių pasas. Fuck, nesikeikiant.